išeiti iš pavydo jausmo, kuris vargina ir skaudina. Tiesiog iš vis negalvoti apie tą merginą. Jūs su jie net nebendraujat. Ir iš vis nematykit tų žmonių, kuriems pavydą jaučiat. Arba jeigu, pažinot per kokį Facebooką tenai ir matot kažką tai ir pajaučiat savyje tą pavydą, ištraukit jį dienos šviesą, apžiūrėkit jį. Paklauskit savęs, ko aš ten pavydžiu dabar, tų retušuotų nuotraukų. Ta prasme, iš kur aš žinau, kai ten taip gerai tą laiką leidžia, iš kur aš žinau iš to vieno kadro, kuris yra nufotkintas, ir aš žinau dabar, kad jinai gerai gyvena. Ir aplamai, kodėl aš nusprendžiau, kad aš blogai gyvenu. Čia tikrai aš taip blogai gyvenu, kad reikia kitus varbinti seilę, kaip jie gyvena. Jūs esate autentiški visi, jūs esate savi ir jūs gyvenat savitą tą gyvenimą. Visi mūsų gyvenimai yra skirtingi, bet jausmas laimės šiaip yra tas pats visų. Jeigu atrandam pilnatvę sutarimą su savim, viskas, kaip ir ratas užsidaro paieškų, visokių nepasitenkinimų, trūkumų, šito tavo gyvenime tiesiog nebėra. Viskas. Ir nesvarbu gaunasi, kiek tu turi pinigų, kokį tu darbą dirbi, ar tu turi šeimą, ar tu neturi, ar tu turi vaikų ar ne, kaip atrodo tavo butas, ar tu turi mašiną ar neturi, tai tampa nebesvarbu. Visi išoriniai atributai nesvarbus. Kai tu esi pilna ir patenkinta su savim. Va, į ką reikia kreipdėmėsi. Užpildyti tą ale trūkumą, kuris jaučiama.